Vaclovas Voveris Žaibas. Šio akmenėlio pastatymo data nėra žinoma, bet ant jo yra iškalta data, tai 1945, kryželis matosi, matom inicialus KJ, tai Kazlauskas Juozas, ir matom taip pat medicinos seselės Simonaitytės Anelės, irgi inicialus. Anelė Simonaitytė gyveno irgi partizanų stovykloje ir buvo ryšininkė ir taip pat gelbėjo kaip medicinos seselė reikalui esant. Aš dalyvau tokioje stovykloje, kur buvo tyrinėjama būtent partizanų ryšininkų sodyba, kurioje veikia bunkeris, ir įsijungiau į ekspedicijas, į būtent bunkerių vietų lankymą, mūšio vietų lankymą ir supratau, kad labai man patiko tokia pasakyta frazė, kad tuo metu mūsų valstybė veikia miške ir taip, kaip čia pasakyti, atrodytų, kad kaip tai gali būti, bet partizanai sugebėjo išlaikyti valstybingumą netgi ir okupacijos metu. Ir ta visa jų veikla, nors ir atrodė, kad buvo labai daug nuostolių, bet manau, kad būtent ta laisvė, kurią mes dabar valsuojame, turime ir vertiname, ji yra būtent to sudėtingo partizanų darbo vaisius. Mes su šauliais lankėm partizanų vietas Dzūkijoje, per visus šventus. Lankėm partizanų vietas ir mes atvažiuojam vieną tokį vakarą, jau visiškai vakarą, tikrai temo. Ir mūsų tas kuopos vadas pasikvietė vieną kraštotyrininką. Ir jisai mums pasakojo apie tą Žaibo bunkerį, apie tą visą tragediją, apie Kubilinsko išdavystę. Ir jis pasakė, kad Žaibas yra padaręs labai labai daug, bet tai yra partizanas, kuris yra nepakankamai žinomas ir nepakankamai vertintas. Jis irgi pabrėžė tai, kad Žaibas Vanago teikimu buvo apdovanotas tuo karžygio vardu. Ir man tada pasidarė labai įdomu, kas čia per partizanas. Dainavos apygardos vado pavaduotojas ir Kazimieraičių rinktinės vadas Vaclovas Voveris Žaibas 1950 metais buvo apdovanotas visų laipsnių Laisvės kovos kryžiais. Jam suteiktas Laisvės kovos karžygio garbės vardas. Žaibas buvo labai žinomas beje, jisai buvo drąsus, narsus ir tikrai žinomas partizanas, žinomas savo, tokio gebėjimu stoti į atvirus mūšius, planavimu, strategavimu ir juo labiau, kad Žaibas buvo tikrai tas paprastas kaimo bernelis. Jeigu žiūrint į tuos 8 karžygius, tai jie visi buvo ragavę kažkokiu mokslu ar ne, karybos mokslu. Tuo tarpu Žaibas, visa jo patirtis, čia ir prasidėjo mūšio lauke, miškuose. Tiesa, savigynos, savisaugos būrius. Bet reiškia, vis tiek iš prigimties jam buvo duota. Ir gebėjimas kovoti, ir gebėjimas būti vadu. Antrojo pasaulinio karo metais Vaclovas Voveris kartu su kitais kaimo vyrais saugojo gimtąjį Bakaloriškių kaimą nuo plėšikaujančių sovietinių diversantų. Vaclovas Voveris Žaibas tai yra partizanas nuo 1944 metų. Patirties karinės jis jokios neturėjo, nei tarnavęs kariuomenėje, iš Dzūkijos kilęs. Kas įdomiausia, kad sakau, turbūt jis pirmą kartą paėmė ginklą nacių okupacijos metais, kaip jie buvo vadinamoji kaimo savisaugoje. Bakaloriškiai kiti kaimai būtent buvo labai užpuldinėjami sovietinių partizanų. Jie ten vadindavo užpuola vokiečių garnizonus. Ne jokius ten garnizonus sovietų partizanų neužpuldavo, ten vokiečių iš vis nebūdavo jokių, bet tiesiog kaimo sovietinių partizanų ampolių buvo organizuojamis tokie ginkluoti vyrų būriai, kurie budėdavo atitinkamą laiką. Ir tas užpuolimo netgi, sakysim, to kaimo, kaip užpuolė, kur gyveno Vaclovas Voveris, buvo nesėkmingas, nes sovietų partizanų buvo daugiau, jie netikėtai papuolė, jie turėjo tie vyrai kaip savo trauktis. Tai tas turbūt pirmas jo karinis susirėmimas buvo nesėkmingas jam, bet ir jo kaimo vyrams. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, raudonieji partizanai tapo sovietų valdžios atstovais, stribais. Savo neapykantą ir kerštą jie pirmiausiai nukreipė į žmones ginančius savo tėviškę. Supratęs, kad namie likti pavojinga, Vaclovas 1944 metų rudenį išėjo partizanauti.
Tuo metu čia Verčioje telkėsi 3 būriai partizanų. Čia kalba eina apie 1945 pavasarį. Tie 3 būriai buvo skirtingose vietose ir tie 3 būriai buvo Adolfo Ramanausko Vanago, Barausko Vėžio ir Vaclovo Voverio Žaibo būriai. Tie būriai, kurie keliavo į Nemunaitį duoti priesaiką birželio 1 dienom ir paskiau tie būriai, kurie sugrįžo, stovyklavo Verčios miške ir kurie kovėsi 1 ir 2 Verčios mūšiuose. 1945 m. birželio 14 d. NKVD kariuomenės pasienio pulkas apsupo Varčios mišką ir puolė jame įsikūrusius Adolfo Ramanausko Vanago, Vaclovo Voverio Žaibo ir Kosto Barausko Vėžio partizanų būrius. Pats Žaibas dalyvavo skirtingais duomenimis nuo 28 iki 30 sėkmingų tokių mūšių, operacijų prieš priešą ir tiesiog vienas iš tų didelių mūšių tai buvo būtent Varčios mūšis, kuris vyko kaip ir 2 etapais skirtingais. Ir būtent tenai jie patyrė nuostolių, bet nors ir priešo buvo pajėgos žymiai didesnės, jie priešo pusėje irgi buvo patirta labai daug nuostolių. Ir Varčios miške partizanai tuo metu tiesiog buvo susitelkę apie 120 partizanų, 3 būriai. Tai tada buvo dar tas laikas, kai partizanai tiesiog gyveno dideliais būriais, tai buvo ne bunkerių laikas, gyveno stovyklose ir tada jie tiesiog netikėjo, kad pralaimėt gali jų ta kova. Ir va čia buvo tokia būtent ta vieta, kur po priesaikos Nemunaityje, birželio pradžioj 45 jie buvo susitelkę ir jie ketino pulti Alovę, nes Alovėj buvo rimtas tribynas, bet stribai sužinoję apie tuos partizanus Varčios miške, jie puolė pirmi ir puolė per 2 kartus, birželio 13 ir birželio 24. Ir Žaibas tai prisidėjo prie tų dalykų, nes, kaip rašo Vanagas, tai Žaibas jau buvo ten kažkokį apšaudęs pravažiuojantį sunkvežimį. Žaibas ketino eiti pažiūrėti, kągi ten stribai išdirbinėja pas žmonės vietinius, nes juos terorizavo, plėšikavo. Žodžiu, Žaibas ten minimas, jo veiksmai minimi tarp keleto iš tų priežasčių, dėl kurio ir įvyko tie 2 Varčios mūšiai. Praėjus savaitei po pirmojo Varčios mūšio, partizanai vėl kovėsi Varčios miške, iš kurio jiems pavyko sėkmingai pasitraukti. 2 Varčios mūšiuose žuvo per 60 partizanų. Bet vėliau jis aiškiai įsijungė į partizaninį pasipriešimą ir tampa, galim taip pasakyti, aktyviausiu Lietuvoje partizanu, kurio pažymė karinė prasme. Jisai orientavosi savo kovą į karinės operacijas. Ir gana sėkminga, sakysim, jeigu lygino net visos Lietuvos mastu. Ir neužpuldavo ne tik sovietinius aktyvusus, bet ir vidaus kariuomenės garnizonus. Tai buvo užpultas vienu metu Pasaloj, su kitais ir Daugų garnizonas, susprogdinta garnizono mašina, tiksliau, garnizono kareiviai važiuojantis mašina prie Onuškio. Na, jis tiesiog tikrai veikė tokiom aktyviom priemon. Tai buvo turbūt jo būrys turbūt daugiausia padarė nuostolių sovietų pusiai, kariniams, sakysim, kareiviams, vidaus kariuomeniai, lyginant su visais kitais partizanais. Tas pasakymas, kad vienas lauke ne karys, turbūt nėra iš piršto laužtas. Vis tiek tu turi turėti savo būrį, savo vyrus, tuos, kuriais pasitiki. Tai lygiai taip pat ir Žaibas į savo būtent būrį atsivedė tuos žmonės, kuriais pasitikėjo, kuriuos pažinojo, su kuriais taip pat dalyvavo ir savisaugos būryje. Ir būtent manau, kad jie kartu visi mokėsi, nes kaip mes žinom, kad Žaibas neturėjo jokio karinio pasirengimo, tai visi mokėsi būtent toje jau bendroje kovoje prieš priešą, nes iki tol tai buvo toksai gal tokie kaip pavieniai būriai, bet kada tu sutelki savo komandą, tai tu esi ne vienas, tu veiki su savo kumščiu, savo jėga. Jų bendražygiai yra ne ką mažiau svarbus negu patys tie vadai.
Vaclovas Voveris Žaibas, kaip ir Adolfas Ramanauskas Vanagas, siekdamas vienyti ir stiprinti kovotojų dvasią, lankydavo partizanų būrius, mielai vakarodavo su ginklo broliais. Kai jis lankydavo partizanus, tai būdavo vakarojama, būdavo dainuojama, būdavo vaidinama. Jisai pabrėžė Vanagas, kad tai buvo labai svarbu, tai kėlė dvasią, tai telkė, tai atskleidė talentus. Tai buvo proga netgi tokias idealias truputį pabaksnuoti netiesiogiai, bet per vaidinimą, per kažkokį tai kupletą, per anekdotą, ar ne, ten įvairių buvo tų situacijų, visai žmogiškų, tai vietoj to, kad pamokslauti ar taip kažkaip ten priekaištauti, tai Vanagas yra tikrai aprašęs net ne vieną turbūt atvejį, kada tokie vaidinimai, pabaikavimai padėjo susiprasti, susivokti. Nes pavyzdžiui, apie Žaibą mes nežinom, jokių neturim žinių apie priklausymą organizacijoms, toms pogrindiniams arba, nežinau, šauliams ar kažkam. Labėnas Kariūnas, jisai buvo skautas, kaip ir Vanagas, kaip ir Dzūkas. Voverį Žaibą Vanagas iškeliaudamas į Žemaitiją, į tą žymųjį vadų susitikimą 48 metų rudenį, jisai ir paskyrė Voverį Žaibą rinktinės vadu, partizanų Kazimieraičio rinktinės vadu, vietoj savęs. Lapkričio 25 dieną 1948. Šarūno rinktinės vadas Benediktas Labėnas Kariūnas nuo 1948 metų spalio pavadavo Adolfą Ramanauską Vanagą ir laikinai ėjo Dainavos apygardos vado pareigas. Mes dabar einam į tą patį pirmą bunkerį, apie kurio egzistavimą sužinojo Kubilinskas su Skinkiu ir kur jie nušovė Labėną. Tam bunkerį taip pat gyveno ir Baliukevičius Dzūkas. Tuo metu jis buvo išvykęs. Jis buvo išvykęs ar popieriaus, ar kažkokiais reikalais buvo išvykęs tiesiog, bet taikinys buvo ir Dzūkas, nebejotinai. Tai miegant į Labėną, tame bunkeryje Kubilinskas su Skinkiu nušovė. Vienas nušovė, kitas kontrolinį šūvį įvykdė. Ir tada jie keliavo į Alytų pranešti apie šį Žaibo bunkerį. Bunkeriai buvo tiesiog nedideli, tai va matot bunkerio duobė. Bunkeriai buvo nedideli, tai šitam bunkerį gyveno Benediktas Labėnas Kariūnas ir čia taip pat gyveno Dzūkas. Dainavos apygardos štabo bunkeryje MGB agentai Kostas Kubilinskas slapyvardžių Varnas ir Algirdas Skinkys slapyvardžių Rytas nušovė miegantį Šarūno rinktinės vadą Benediktą Labėną slapyvardžių Kariūnas. Jisai čia žuvo 49 metų kovo 7 dieną po išdavystės Kosto Kubilinsko ir Algirdo Skinkio, kurie buvo infiltravęsi į partizanų būrį, bet iš tikrųjų veikia kaip agentai Varnas ir Rytas. Tai jie čia būtent nušovė miegantį Benediktą Labėną Kariūną ir tada jau traukėsi į Alytų, kur buvo iškviesti būriai sunaikinti Vaclovo Voverio Žaibo bunkerį. 1949 m. kovo 7 dieną Alytaus apskrityje Kalesnykų miške MGB vidaus kariuomenės 34 šaulių pulkas vykdė karinę čekistų operaciją. Tai po to, kai buvo išduotas Benedikto Labėno bunkeris Kariūno, tada traukėsi išdavikai Skinkys ir Kubilinskas į Alytų ir Alytuje pranešė jau MGB būriams, kad yra žinomos tos vietos bunkerių, kur slapstosi partizanai. Tai, kad yra jau renkasi priešo pajėgos aplink mišką, jau buvo žinoma kurį laiką. Partizanas Dzūkas jisai pastebėjo priešo pajėgas, kad telkėsi garnizonai ir galvojo, ar tik tai ne ant mūsų galvos šitie būtent daliniai. Ir karinės operacijos metu MGB smogikai tą dieną sunaikino 2 Dainavos apygardos štabo bunkerius. Vieną prie Žemaitėlių kaimo, kitą prie Jotiškių.
Sako, kad bunkerį buvo apsupę keliais žiedais. 3 žiedais, atrodo. Bet pasakoja, paskui dzūkas apsilankęs po to, kai įvyko žūtis, jis apsilankė po gal 2 dienų prie šito bunkerio ir kaip jis reiškia, kad netgi matėsi, kuriuose vietose priešas buvo užėmęs parengti kovinę. Ir iš to, kaip atrodė, jam pasirodė, kad buvo 3 žiedais apsuptas bunkeris. Tai vienas iš tų pagrindinių, nes buvo ir taip pat ir Labėno bunkeris buvo gan svarbus. Jisai buvo Vaclovas Voveris partizanas ir nemenkas konspiratorius, bet jo žūtis susijęsi su kito asmenybė, kuris irgi Lietuvoje žinoma. Žinoma, tikrai vėliau ne dėl partizanių kažkokių reikalų, bet tai jo aplinka buvo infiltruotas agentas, infiltravo agentas Varnas, o šituo slapyvardžiu slėpėsi Kostas Kubilinskas, vėliau žinomas vaikų ir ne tik vaikų poetas. Būtent jo veikimo dėka ir kito agento Vilnies, tai yra jo bendražygio Skinkio slapyvardžio Rytas, būtent dėka jie sužinojo partizanų bunkerius, o vienam bunkerį jų nurodymų ir nurodė bunkerį, kuriame ir žuvo Vaclovas Voveris, slapyvardžiu Žaibas su kitais savo bendražygiais. 1949 m. kovo 7 d. prie Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės štabo bunkerio tarp partizanų ir MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko užvirė kautynės. Šitoje vietoje. Ir jie kartu su Šermukšniu kaip ir turėjo, veržėsi iš to bunkerio ir abudu žuvo pirmieji. Dar paleido seriją į priešą, bet galų gale žuvo, o tie kiti partizanai jie susinaikino bunkeryje. Bunkerio duobė taip čia yra išlikusi. Taip pat buvo sunaikinti dokumentai, kurie buvo bunkeryje laikyti. 1949 m. kovo 7 d. Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės štabo bunkeryje žuvo partizanai Vaclovas Voveris Žaibas, Viktoras Kazlauskas Vanagas, Jonas Kazlauskas Šermukšnis, Petras Šilanskas Labutis. Ir pati operacija turėjo labai tokį kaip ir skambų pavadinimą Kanibalai. Iš tiesų, tai nuo Kubilinsko ilgai buvo slepiama bunkerio vieta. Taip. Kubilinskas turbūt buvo įtarinėjamas kaip jau užverbuotas. Na, tų įtarimų tikrai buvo. Nes jisai ir pats kažkurį jau laiką pradėjo dvejoti, ar čia tikrai jam reikėtų likti, jį ten traukia būtent tas toksai laisvas gyvenimas ir tie tokie jo pasvarstymai iššaukia abejonės pačių partizanų, ar čia tikrai nėra kažkokios tai kitos užmačios jo buvimo jų tarpe. Žuvusių partizanų palaikai buvo nuvežti į Alytų ir suversti MGB skyriaus kieme. Jų užkasimo vieta nežinoma. Net tiksliai yra nustatytos ir netgi mokslininkai paskui tikslina tas vietas. Nes labai yra sudėtinga, nes labai yra didelis darbas, nes įsivaizduokit, praėjo šitiek metų ir surinkti visus duomenis, likusius įrodymus žemėje, ant žemės yra didelis darbas. Reikia ir tiek archyvinę medžiagą pakelti, tiek daryti tos tokius kaip ir žvalgymus vietos ir tai tikrai tos vietos pačios už save kalba. Ne vien tik tai vadovėlyje, knygoje ar dokumente rasi tą informaciją, pačios vietos apie save kalba. Buvogi tokių, kur ta partizanų atmintis, kurie puoselėjo tą partizanų atmintį net ir tarybiniais metais, jau nekalbant apie nepriklausomybės pradžią. Aišku, daugiausiai turbūt nepriklausomybės pradžioje tų paminklų buvo pastatyta, kai jau buvo galima laisvai ir atvirai kalbėti apie tikrasias istorijas. Ar sninga lyja naktį dieną, ar šalčiai kausto mus, žinau,
aš ginklo rūšį vieną, kiekvienas čia ramus. Žinau aš ginklo rūšį vieną, kiekvienas čia ramus. Mums plieno šalmai galvas dengia, širdis pilna garbės. Aplink granatom apsispendę, ranka nesudrebės. Aplink granatom apsispendę, ranka nesudrebės. Pajuodęs akmuo pamiškėje kantriai saugo ir slepia prisiminimus apie Varčioje vykusias kovas už Lietuvos laisvę. Tai jisai guli todėl, kad tiesiog buvo kaip paminkliukas paženklinti tai vietai, kur buvo tie du partizanai pakasti. Įdomu, kad tas paminkliukas išliko ir per tarybiniais metais ir iki šiol. Palaikai buvo atkasti. Nepriklausomybės pradžioje Juozas Kazlauskas Klevas perlaidotas Alovės kapinėse, o seselė Anelė, aš tai skaičiau, kad liktai Marijampolėj, bet neteko jos kapo atrasti ir aplankyti. Žodžiu, šiuo metu čia yra išlikęs tik tas paminklėlis, o palaikų čia nebėra.